Sveiki, esu Alvydas iš Plungės filialo. Šiandien esam Šilalės rajone ir pakalbinsim jauną ūkininką Robertą, kuris sėkmingai pasinaudojo Europos Sąjungą ir įgyvendino projektą smulkių vidutinių ūkių plėtra. Taigi, Robertai, gal trumpai, kaip tau sekėsi, kaip ta pradžia? Ūkis yra iki 100 galvijų dydžio, o projektą pats tą sugalvojom rašyti, tai iš tikrųjų jau čia keli metai atgal buvo ta mintis, nebuvo ką viskas čia į dabar, nes kiekvienais metais yra žiūrima į plėtrą, ir tiesiog laikui bėgant buvo sunku dirbti darbus su sena technika. Nusprendė parašyti projektą, nepasirodžius. Kad būtų tas, sakykime, toks kaip ir lengvesnis žingsnis, kad gali stipriau eiti tą plėtrą ir sklandžiau darbus dirbti. O kokio ūkio dydis pas tave? Kaip ir sakiau, palei galvijų tą skaičių yra iki 100, tai aišku, noris tą skaičių didinti kiekvienais metais. Na ir kaip pats projektas, kaip sekėsi jį parašyti, kiek balų rinkot, kaip to projekto eiga, keliais etapais įvykdėt? Su pačiu parašymu viskas buvo kaip sklandžiai, kadangi turim gerus partnerius, kur buvo projektas rašytas, o su balais tai buvo taip. Buvo surinkti 55 balai, bet kad daugiau surinkti kaip ir nebebuvo galimybės. Tai iš tikrųjų, kai buvo grupavims palei balus, buvom pakliuvę į dalinai pakanka. Tačiau paskui, kai buvo skirtas papildomas lėšas, tai buvo skirta ir mūsų balam. Tai iš tikrųjų čia viskas kaip, to sklandumo biškai trūko, bet viskas įsisprendė gerai. O iš tikrųjų su pačiu projektu, sakykime, sudėtingiausi yra 2 dalykai, kad praeiti kriterijus, kad ir dėl tų pačių balų rinkimą. Ir aišku, kas yra sudėtingiausia, tai dėl dydžių nustatymą. Nes nors tą techniką pirkti, ne šiai dienai, ne vieniem metam, tik žiūrima į priekį, kad prasiplėtus, ta technika toliau dirbtų sklandžiai, to dydžio užtektų. Tai 2 tokie dalykai, kurie kaip ir davė to sudėtingumą, bet pavyko. O projektą, kiek žinau, išskirstė į 2 etapus, ne? Taip, pirmo etapo atvažiavo kaip tik realiai tiesiai į laukus, tai šienavimo technika, grėblys ir šienapjovė. O antro etapu tai buvo skutiks, mėšlą kratitaus, ir aišku, labiausiai laukiamiausias tai traktorius. Vadinamoji vyšnė ant torto, kaip kalbėjau. Ir spalva atitinka. Tarkim, jau išbandėjai šienapjovę, grėblį, kaip žinom, ir pats turi YouTube'ai postą, kur keli informaciją, kur daliniesi su ūkininkais. Tai gal trumpai, kaip ta šienapjovė, kodėl pasirinkai Kvernalendą, šienapjovį, grėblį, ar pateisina lūkesčius? Tai iš tikrųjų tą pasirinkimą lėmė tai, kad turim seną pavyzdį, yra kaiminystėje ūkis, kuris jau, nežinau, vos net 20 metų dirbs su šienavimo technika su Kvernalandu ir vieną, ir atsinaujini, ir vis tiek perk, tai vadinasi, nebereikala. Jeigu vieną turėjai ir kitą perk, tai vadinasi, technika dirbs sklandžiai. Tai iš tikrųjų, kadangi turėjom tokį garantuotą pavyzdį, kur tikrai patikrinta, ne taip, kad ten paskaičius kažkur kažką. Neišlankstinuk. Taip, tai dėl to iš tikrųjų tas sprendimas taip ir lėmė, nes noras ir kokybės, ir, kaip sakant, kad gera kaina. Jau atpjovai, kaip suprantam, pateisim lūkesčius. Taip, visą sezoną, nes kaip ir sakiau, tai atvažiavo šienapjovė, man atrodo, jeigu ne kitą dieną paleidims ir šienauti, tai su grėbliu irgi lygiai tas pats. Ir ta prasme šiemet darbai sklandžiai, ypač kai tas sezonas buvo sunkus dėl lietaus, tai pavyko ir tą pašaro kokybę turėti, kai nuvažiavai, padarei tą darbą ir viskas yra. O trečią daiktą projekte atvežėm skutiką, diskinį su smulkių sėklų sėjamąją, gal trumpai apie šitą daiktą? Taip, tai skutiką pasirinkom pakabinamą, nes iš tikrųjų žemės plotai nėra dideli, tai su pakabinamu kaip ir patogu, o smulkių sėklų sėjamoji uždėta dėl to, nes aišku ir pievas naujinamės reikia žolę įsisėti, bet yra reikalinga ir dėl tarpinių pasėlių sėjos. Tai iš tikrųjų vienu važiavimu tu padarai 2 darbus, ir žemę įsidirbi, ir pasisėji tarpinius. Plius išbandėm ir
mėšlai terpime iš po kratytuvo, tai iš tikrųjų viskas labai šauniai ir ekonomiškiau ir, ta prasme, saliarkas mažiau ir darbai greičiau, tai kai pradėjom sezoną su nauja technika, taip sakykim, sezonas ir baiginėjas irgi dirbant su nauja sklandžiai veikiančia technika. Na, šaunu girdėti. 4 daiktą paramoje turėjom iš kratytuvą Gentilių. Tai kaip su šituo daiktu? Išbandėt, ištestavot? Su šituo irgi lygiai tas pats yra, kas aplinkiniai ūkiai irgi turi ne pirmus metus. Tai kadangi geras rekomendacijas, tai irgi buvo pasirinks būtent šis kratytuvus. O šiemet irgi buvo tikrai operatyviai išvežta, iškratyta, kratyms ne tik, kad gerai susmulkint, bet ir tolygiai paskleid. Tai irgi, ta prasme, kaip ir sakau, smagu dirbti naują techniką. Na ką, turim paskutinį daiktą, turbūt labiausiai lauktą, išsvajotą. Labiausiai laukti jau. Turbūt 2 metus tą daiktą. Komplektaciją. Jei neilgiau iš tikrųjų, bet... Dėliojom komplektacijas, rinkom, tai gal trumpai papasako klientams, kodėl būtent pasirinkai keisą, kodėl būtent tokios komplektacijos, kas čia sudėta, ką mes turim, kad klientai suprastų, kodėl raudonas. Tai iš tikrųjų vėl dabar bus, ką pasikartosiu, kadangi yra nemažai aplinkui kas turi ir yra irgi, kaip sakiau, ūkis, kur su keisais dirb nuo 2005-2006 metų, ne vieną modelį teka matyti, važiuoti, ta prasme, tas traktorius žinomse. Tai tas ir labiausiai patiko, kad per tiek metų buvo pastebėta, kad yra patikims kantrus traktorius. O jeigu būtent kas čia yra, tai iš tikrųjų, kaip gyvulininkystės ūkiui, svarbu yra frontalinis, nes vis tiek ir gyvuliai ant gilaus kraika, to šiaudų reikia, rulonus vežti reikia, iš tikrųjų, jis yra labai, labai reikalingas. O toliau pats traktorius, tai kaip ir, sakykime, viskas tas toks jau gal šiai dienai tų naujovių standartas. Su automatiniu vairavimu, belaipsnė dėžė, viduj kas ventiliuojama sėdynė. Aišku, kadangi tenk vis pavakaruoti, tai lempų jau, man atrodo, pilnas komplektas. Jau kiek žinau, kai jau daugiau nebėja sudėti, tai tokie pagrindiniai dalykai, nes noras dirbti patogiai, vis tiek jau, kai yra darbai, į valandas ir nežiūrima. Tai iš tikrųjų, kad čia, kaip sakau, čia ne prabangos prekė, čia yra tiesiog darbo priemonė. Būtinybė. Taip, čia ir būtinybė, čia ne dėl to, kad Supratau. Žodžiu, dabar įgyvendinti projektai, klausimas gal dar ir į ateitį kažkokių planų, kokie planai? Tai į ateitį tų planų nežinau, jeigu mažiausiai bent 5 metam atrodo yra ką galvoj, tai iš tikrųjų norėtus kitą projektą, nes dabar gal būtų kaip ir reikalingiau ne kiek technika į laukus, bet, sakykime, prie gyvulių, kas prie gyvulių gerovės susiję. Kas padėtų užauginti ūkį. Taip, kad būtų dar geresniai tie rezultatai, kad ne tik laukuose darbą daryti našų ir sklandų, bet kad būtų tas pats ir, sakykime, su fermos darbais. Čia turbūt žiūrintiems irgi kils klausimas, ar rekomenduotum ūkiams rašyti projektą, pasinaudoti, kaip minėjom, čia mes kalbam apie smulkių vidutinių ūkių projektą, kuris yra skirtas, sakykime, nedideliems ūkiams, augantiems, nesenai pradėjusiems ūkininkauti. Tai būtų įdomu, kad pats jau praėjai tą dalyką, jau technika kiemė, jau šypsena veidėjau. Ką patartum žmonėms, kurie nedrįsta, kurie bijo, kaip čia pasakyti, kad koks patarimas būtų? Iš tikrųjų, taip konkrečiai negaliu pasakyti, bet, mano nuomonė, tai investuoti ir eiti projektą yra tikrai verta, aišku, nėra lengva, bet, jeigu yra tikslai, yra siekiai, arba turi eiti, daryti, plėstis, arba, manau, kad be plėtros šiai dienai žiūrint į priekį, sudėtinga, ta prasme. Tai iš tikrųjų, jeigu yra nors, tai visą laiką reikia bandyti ir eiti daryti, aišku, turi įdėti daug to darbo, reikia iš tikrųjų, viens pats nieko kaip ir nepadarys, kaip sakau, reikia aplinkui, kad būtų gera komanda tiek nuo projekto pradžios rašymą, tiek su technikas atstovais,
Bet kai ir gera komanda, tada ir prisimastai dar kelis metus į priekį tų investicijų. Tai žodžiu, girdim, kad dar kažkas bus. Kad klientas... Negaliu pasakyti kada, bet bus. Labai gerai.